Nu ką, labą dieną, vyrukai, sveikučiai. Tai antra diena po operacijos. Išėjom truputį pasivaikščiot po girią. Savijauta, kaip čia pasakius, 8 iš 10. Ir šiandien daug geriau jaučiuosi negu vakar. Nes vakar tai buvo baisu. Silpna, negera, temperatūra buvo sukilusi. Tai vakar toks kaip merdėjau. O užvakar išvis buvo vapšė žopa. Tai jau šiandien jau išėjau pasivaikščioti. Va po parką. Štai tokį. O. Tokie plotai. Pavasaris laukia. O, ką daryti? Kiek galima sėdėti namuose ir gulėti lovoje, jau nusibodo. Tai einam pasivaikščioti. Truputėlį gal ką nors su kuo nors susitiksiu. Ir tiek. Pasimatysime netrukus. Blemba, prieš tai, kai buvau išėjęs į lauką pasivaikščioti, saulutė buvo. Taip maloniai šildė. O dabar pasislėpė rupūžėtą. Labai gerai man tokie dalykėliai. Labai norėčiau, kad ta saulutė būtų, nes jos gaila nėra. Nors tie gerai, kad vėjas nedidelis. Toks malonus iš tikrųjų. Tai einam į parduotuvę. Pasivaikščiosim truputėlį. Praseisim. Ir ką žinau. Kiek galima namuose būti. Nors, aišku, geriau, kai namuose būnu, bet reikia ir pabūti ir lauke. Ką aš labiausiai mėgstu daryti, tai būti lauke. Tai, žodžiu, biškutį eisim, praseisim. Gal ką nors sutiksime, pasišnekučiuoti. O jeigu nesutiksime, tai jų problemos. Tai va, žygiuojam, kol lietus neužpuolė, nes debesis tai ojoj. Kažkas vyksta. Tikiuosi, nespėsiu pareiti. Tikiuosi, kad spėsiu pareiti. Iki tol, kol kažkas vyks. O jeigu nespėsiu, tai bus ojoj. Labai negerai. Labai negerai. Tai va. Pasimatysime. Kažkur ten. Toli kažkur. Blemba. Kas per nesąmonė? Kol gulėjau namuose lovoje, saulutė šildė, buvo puikus, nuostabus oras. Tik aš išėjau į lauką pasivaikščioti biškutį, įkvėpti gryno oro, saulė dingo, vėjas pakilo ir viso. Kažkokia nesąmonė. Užburtas ratas. Varau, karočią, iki parduotuvės, truputį gryno oro pakvėpuosiu, tai va. Kiek galima namuose būti. Ko čia karksi, blecha, mucha? Pažiūrėk, kiek varno. Ar užpuls manęs čia? Ai. Ir čirpia čia man palei nosį. Štai iš čia, blėt. Bet matyčiau aš čia jūsų. Vyrinkit. Von iš čia. Blėt, jūsų laimė, kad negaliu mest akmeno. To aš čia jūs išvaikyčiau. O, matėt? Pist. Ir nėra nei vienos. Va taip turi būti. Niekas man negali maišytis mano kelyje. Niekas. O taip turi būti mielieji. Spirkime cigaretį. Nes naktį būna. Jo, papa. Nes naktį būna, kad biškį troškina. Tai. Auč, biškį skauda jau akį. Tai nusprendžiau prie tą pačią ir pasivaikščioti. Tai va, keliaujam namo.
trumpas šioks toks epizodas šį kartą. Nes, nu, ką aš jums filmuosiu namuose iš tikrųjų, mėlėjai, kai sėdžiu namuose ir negalėjau. Nu, patylėk tu, jo papa. Nu, koks kvailas šuo. Nu, koks jisai, baigsi tu. Jezau. Ką aš jums galiu filmuoti, mėlėjai, kai sėdžiu namuose ir nieko neveikiu, nes daugiau veikti negaliu nieko. Tiesiog gulėti, skaityti knygas ir viskas. Net prie kompo negaliu pasidėti, netgi teliko negaliu žiūrėti. Tai ką aš kitaip galiu padaryti? Nieko. Tai va, šį kartą sorry už tokį trumpą videojuką. Jeigu žiūrėjai iki galo, paspausk laiką, subscribe, palik komentarą ir pasimatysime. Šį kartą ilgai nesimatysim. Po kokių 2-3 savaičių pasimatysime, kai sugys mano akis. Tai va, mėlėjai. Čiau, bambinos!